Meditacija, gydančios energijos srautas, kaip atkurti save ir gyventi lengviau. Su jumis Elytė Avetian. Dvasinis gydymas tai ne tik fizinės ir emocinės būklės gerinimas, bet ir gilus ryšys su visatos gydančiomis energijomis. Kai atsiveriame aukštoms vibracijoms, galime pašalinti energetinius blokus, sustiprinti imuninę sistemą ir atkurti vidinę bei fizinę harmoniją. Dabar jūs patirsite gilią meditaciją kartu su savianalizacijos praktika ir ryšį su visatos gydančiomis šviesos energijomis, kurios gali padėti transformuoti jūsų būseną. Dabar atsisėskite arba atsigulkite ramioje vietoje, kur niekas netrukdys. Užmerkite akis ir pajuskite, kaip įkvėpimas atneša ramybę, o iškvėpimas pašalina įtampą. Lėtai įkvėpkite per nosį, skaičiuodami iki 4. Sulaikykite kvėpavimą ir iškvėpkite per burną, skaičiuodami iki 6. Kiekvieną kartą iškvėpdami pajuskite, kaip įtampa tirpsta. Įsivaizduokite, kaip iš jūsų galvos atsiveria švytintis šviesos kanalas, sklindantis iš visatos gydančių šaltinių. Tai tyriausia, harmoningiausia energija, kuri artėja prie jūsų su meile ir šiluma. Mintyse arba balsu švelniai pakartokite. Aš prašau gydančios energijos iš gydančių šaltinių nusileisti ir švelniai praeiti per mano kūną. Prašau atidžiai peržvelgti kiekvieną mano kūno dalį, organą ir sistemą. Jei yra kas nors, kas yra disbalanse ar neatlieka jam paskirtų funkcijų, aš prašau šią energiją harmonizuoti mano kūne. Tegul visi organai ir sistemos grįžta į natūralią normą, kad mano kūnas galėtų dirbti kaip vieninga, subalansuota ir stipri sistema. Dabar mintyse arba balsu švelniai pakartokite paskui mane. Mano vedlių ir sielos priežiūroje aš kviečiu visatos energetinę gydomąją brigadą nukreipti jų gydomąją energiją giliai į mano esybę, kad kiekviena negatyvi energija
būtų transformuota į pozityvią energiją. Dabar jūs paaiškinsite, kur jaučiate skausmą ar disbalansą ir ką reikėtų sveikatinti. Skirkite laiko įvardinti savo būklę mintyse arba balsu. Patvirtinkite iš anksto, kad dėkojate už visatos energetinės brigados pagalbą, kad esate atviras, atvira, imli, imlus jų gydomosioms vibracijoms, kurios įsitvirtina jūsų energetinėme ir fizinėme kūne. Leiskite tam įvykti. Dabar stiprinsime imuninę sistemą ir vitaminų balansą. Kviečiame visatos energetinę gydomąją brigadą nukreipti jų gydomąją energiją į jūsų fizinį kūną. Prašome pastiprinti imuninę sistemą, kad galėtumėte gyventi spindinčioje sveikatoje. Taip pat prašote įvertinti, kokių vitaminų ir mineralų jums trūksta ir harmonizuoti jų kiekį jūsų organizme. Tegul jūsų vitaminų ir mineralų aktyvuojanti ir balansuojanti šviesa ir jo sistema suderina jūs su geriausia sveikatos būsena. Dėkokite už dievišką pagalbą. Pajuskite, kaip šviesa teka per jūsų kūną nuo galvos viršaus iki kojų pirštų galiukų. Įsivaizduokite, kaip ji apgaubia kiekvieną organą, kiekvieną ląstelę, išlygindama bet kokius sutrikimus ir atstatydama balansą. Papildomai dar galime paprašyti planetinės brigados, kad subalansuotų Žemės energijas, Saulės brigados, kad padėtų gauti gyvybinės jėgos, galaktinės brigados, kad suteiktų aukštesnio lygio gydančios energijos, jeigu tai gali pakelti mūsų fizinis kūnas. Iš anksto dėkojame. Galite kartoti paskui mane, tyliai mintimis arba garsu. Aš kviečiu visatos gydančią šviesos brigadą, kad nukreiptų gydančią energiją į mano esybę. Kviečiu planetinę kolegiją atkurti mano kūno stabilumą, Saulės kolegiją įlieti gyvybinės jėgos, o galaktikos kolegija
pakelti mano vibracijas į aukštesnį dažnį. Papildomai galime pakartoti šias afirmacijas, kad sustiprintumėm poveikį. Mano kūnas yra sveikas, stiprus ir harmoningas. Aš leidžiu visatos energijai tekėti per mane ir atnešti balansą. Aš atviras gydančiams vibracijoms ir leidžiu joms veikti mano aukščiausiajam gėriui. Visatos šviesos kolegijos dirba su manimi ir palaiko mano harmoningą būseną. Aš jaučiu Žemės, Saulės ir galaktikos energijų paramą mano gyvenime. Padėkokime šioms dieviškoms energijoms. Tyliai mintimis arba garsu švelniai ištarkite. Dėkoju už šviesą, harmoniją ir stiprybę, kurią gavau. Dėkoju už gydymą ir balansą, kuris dabar gyvena manyje. Pamažu pradėkite judinti pirštus, rankas, kojas. Pajuskite paviršių, ant kurio esate. Ir lėtai įkvėpkite giliai. Iškvėpkite. Atmerkite akis. Pasiruošę tęsti dieną su nauja vidinė pusiausvyra. Linkiu jums harmonijos ir stiprybės ir kuo ilgiau ją išlaikyti savyje. Su jumis buvo Elytė Avetian.